Žemaitiškų skaitinių knyga vaikams Cerulėlis. Ir šiandieną pas mus svečiuojasi Skuodo krašto literatai, taip pat knygos redaktorė, filologė Dalia Zabitienė. Ir šioje knygoje yra taip pat publikuojama ir mūsų Akmenės krašto literatų kūryba Andriaus Almanio, poečių Vilgelminos Imrienės ir Aurelijos Geruskinės kūryba. Ir manau, kad čia šio renginio vedančioji pristatys ir mūsų Akmenės krašto literatų kūrybą. Tai maloniai laukiame jūsų pasirodymo knygos pristatymo. Gerbiamos kolegės, labai maloniai atidžiai pasiklausykime. Labą dieną visiems susirinkusiems į didelę unikalią leidinį. Žemaitiškų skaitinių Cerulėlis, Katrų išleidė. Skuodo rajono savivaldybės Romualdo Granausko viešoji biblioteka pristatė. Aš neberekal sakau, kad tas leidinys yra unikalus. Mes tam pastamės ir atvažiavom, kad to valandėlį, Katrų su tamiškom bendrausiam įrodytumėm, kad tas leidinys Katrų laikau savo rankos ir tikra unikalus ir vienintelis toks visų Lietuvos. Dėl ko aš dabar taip sakau, kad mums yra vienintelis toks visų Lietuvos ir kad mums yra unikalus. Visų pirma, mes esam pripratę prie tokį dalyką, kad knygelį išleid vienas autorius. Koks nors literatų klubs, kur ten ir koks 10, 15, sakykime, 20. Ir vaikiškų knygėlių skirtų vakams, žemaitiškų. Jeigu domėmės kažkaip literatūrą, turėtumėm žinoti, kada mūsų tikrai yra. Pavyzdžiui, vyr Šilalės rajono dukterės Uksienė, Katra ir išleidus jau ne vieną vakams skirtą knygėlį žemaitišką. Bet visų pirma, tai ir vienos autorius knygelės. Visų antra, tai ir vadinamoji žemaitų būnininkė arba pietų žemaitė. Šiuo atveju tuo knygelė dominuojant kūrybė ir vis dėlto šiaurės žemaičių, kad tai ir šiaurės vakarų žemaičių, kad tai ir skirstuom, kaip žinoti, ir į žemaičius kretingiškus ir žemaičius telšiškus. Bet dabar ta knygelė ir ne dėl to unikali. Ar ir unikali visų pirma dėl to, kad čia yra 60 autorių kūryba. Ne viena, ne 5, ne 10, bet silų 60. Jeigu knyga ir žemaitiška, a tas nuočiai, kad tai visi autoriai ir žemaitės. Niek panašaus. Tai yra autorė, katrie ir gėmė žemaitijo. Katrie su motina spėjino ir įkvėpė to savo gimtąją kalbą. Bet gyvenėms taip susiklosti, kad gyven įvairūs Lietuvos pašaliai. Juk ne vienam gyvenėms taip susiklosti, kad esam toliai nugimtėnis. Pakau tik su direktoriu pešnekėjim, sakė, ir aš esu iš Kietkrašto, sakė, ir iš vis, čia mes Akmenė esam, sakė, iš tiesų pasviečių suvažiavę. Juk taip ir yra, ne? Tai va, ir tu knygelė, autorių ir dėlė daug, yra ne tik iš Žemaitijos regiono, bet iš Kauno, iš Vilniaus, iš Berukų, iš kokios Klaipėdos, iš kur nors kitur. Kaip į tų knygelį kūryba buvo renkama? Į tų knygelį kūryba buvo renkama tokias būdas. Pirmas būdas buvo toks, kad Skuodo rajono savivaldybės Romualdo Granausko viešosios bibliotekos direktorius, dar tų garbingų vardą bibliotekų neturėjai, buvo išsiuntinėjęs pulas bibliotekos literatų klubus, kaip sakė, kur galėjai, kiek gebėjai, visur siuntinėjai kvietim, kad dalyvaukit, leisiam tokį darbą. Dar ir kits toks dalyks, aš myslím, kad akmeniškai literatą to puikiai žino, kad Skuodo rajono savivaldybės viešoji biblioteka organizavo kartu su Skuodo žemaičių draugiai tokį konkursą, kuram žemaitišką. Ne vienas jūsų autorius irgi ir tam konkursą dalyvavęs. Ir iš tam konkurso katras jau įvyka 5 kartus, ir šitą praeit met jau įvyk 6 kartą ir tikriausiai bus ta tradicija teisami toliau. Iš tų atsiųstųjų pačių gerųjų kūrinių, katrai pritink vakams. Vėl buvo atrinkti keli kūriniai ir patekti tų knygelį. Taip, kad ta knygelį išėjai, kiti mus dėliau laukė, ir kiti knygelį sudarytų Edmunduntų ir Blazgatėje, sakė, kam tu žaltinė idėja mon kūrybis. Čia nes aš atsiuntėjau 10 raštyvins, vokėt, kad reisiunti konkursų, anei atsivedėlę nustebų didelį surprizą, anei nesitikė, kad dar ir tų knygelį tą kūrybą pateks. Vai taip, kai kuriems buvo labai didelė staigmena. Šiandieną tuos knygas sudarytos
režisierius, dramaturgas, poetas. Nu, jūs visi žinot, kokie, jeigu mums dėl biblioteko, ta bibliotekininką vienskį atpažįst, nes iškart moteriškai sako, va, tuntulį neatsivežėm, sakau, nepagyventi, atsivežėm tuntulį. Vobuls nuvobelės netoli reituns irgi raš irgi savo kūrybą skaitys, bet aš netu norėjau pasakyti. Aš norėjau pasakyti, kad būtum šiandien net mums suntulis tuos knygas sudarytos. Mums papasakotum apie tų kroviną proci, katrų teka įdėti, kol tų knygą un sudarė. Kūrybas prisiunti daugi visokios. Jeigu šiandien stovėtum un veitum un sakytum, ali buvo tokios kūrybas, kur vakams negal ne tik rodyti, bet ne iš tuola sakyti, kad tokia kūryba yra. Visi žinom apie kur aukojama, ne? Būn su tokia ženklėm S, ar ne? Arba būnant 14, 16, nu žmonės siūnti viskas, ne? Vis dalyks, mes kiekvien skirtingą suvokam, ko vakams gal, ko negal. Čia jau kryptumėm į psichologiją, nes psichologas sako, kad tas tuopinis, ne sovietmetį, multiplikacinis films, nu pagadys, sako, mums didelė žalo vaikiška sąmonė negirdėtų. Teorija, kad dėl ko, kad vilksi negeras rūkai, geršnam šitą to. Nu va, tai va dėl to, a negirdėjot, nu tikrai taip įsakom, psichologa taip teikdavo ir net mokslinis studijai tokį parašyti. Nu va, ir atsirado autoriai, kad reisų siūnti daugi visko. Ir va buvo krovina proci teka atrinkti ir daug knygelį padirbti va šitą tokį, kapan dabar padirb. Kad ta knygelė tobula, tobuls ir tik ta viens dėjus. Taip, kad iki tobulom, kaip saka, ribų nėra, bukas nedirbtas ir neklysta, ne, taip įsako. Bet va mes didelė džiaugamės, kad ta knygelė ir tik tai ir viens toks didelė negeras dalyks. Ir sakom, nori, kaip geriau čia, kaip visumat. Ta knygelė tor, paskiau papasakusiam, kuok didelė tor edukacinė reikšmė, tas populiarus žodis edukacija, kad Žemaitė netor. Kad, pavyzdžiui, tuok tirašką banką dėri 500, kad mes Žemaitė sakom, tas į kapun, un ką aš ta gelžiais. Nu, un ką aš gelžiais vūninį upilį iškart neleik matyti. Planauta buvo, kad ta knygelė šies cilos 1000 tiražų. Bet atsitiko taip, kad čiut-čiutus 500. Jeigu savivaldybės, Kauno rajone nebūtų pridėjęs pinigų, nei tų 500 egzempliorių nebebūtų buvę. Dėl to, kad projektams pas mums įskirstom pinigą taip. Visiems nori būti geri tai, kad reikia pinigus skirsti. Projekt paraša, 10 projektų, po kelius eurus į būtų patenkinis. Padirbti kažko turi, buja pinigų neužtem, čia jau tau reikals. Nu va, ir jūs tik pamislykit, 500 autorių, literatūrinių kūrinių, 60. Bet jūs vėzėkit, kas tos knygelės vėliau dedas. Tai ir meno kūrinys. Visa knygelė ir iliustruota skauda meno mokyklas, mokinių piešinės. Anu gal ne tik skaityti, bet kaip meno kūrinių džiaugtis, anu vartaliuoti. Ir netgi tam vaku, kad aš nemok da skaityti, čia įkūdėti. Tų autorių ir 40. Sudėjom, 60-40. To visiems reikdavo po 100 jau nebėra. Vokorda Žemaitės bibliotekas, kad ruošau, kad anu nori turėti nemažą. Taip, kad čia mes, kur atsivežėm tas kelias knygelės, čia va jūs savėjai nužuodė autoriams, įmatėjau, tikrai širint pas direktorių, nebėra. Bet į tokių linksmėsnių naujinų, sak, negal vertės, nes jie pasaka, kol tu žadi daryti, Žemaitė sako, lygiais negal. Jie pasaka, kol dirbsi, paskiau nebišė. Gal nereiktum sakyti, bet aš vis tiek pasakysiu, nes pat noriu to pasidžiaugti ir dedams visas pastangas, kad tų knygelį perleisti. Padėti dar vieną nusileidimą. Ir praplėsti šiek tiek apimti. Ten kažkur 30 puslapių prasiplėstų. Ir išeitum tas papildoms leidims dar 1000 egzempliorių tiražų. Bet čia viskas ir planus. Čia dar, kaip sak, nepašuik spargliuoju, nesakyk kopa, nes pasivėzės bus neišiai. Bet va tik tą tiek, kad, nu, džiaukimės bent jau, kad į tuos mėnes. Paskiau apie knygelės privalumus. Nu jau tas privaloms, kad į daug autorių, kad ten ir spalvota, jau apie to rukavomės. O dabar aš mes lieka vis tiek, kubiškilėlį, pradėkėm leisti savo darbą atlikti tiems autoriams, kad jie yra atvažiavę. Tuo labiau, kad ir jūsiškių autorių
Jūsiški autori priminsiu, aš tik tam nosai, kad nėra visų anų ir Gerulskė Beniušytė Aurelija, ir ne? Ar ir? Ir labai malonu, galėsit paskaityti savo kūrybą. Turėtum būti Bušmajos. Ne pas mus. Ne pas jūs tie. Nurodyt buvo, kad uns ir iš Akmenės. Te buvo nurodyt. Ir dar Rakauskaitė, irgi buvo nurodyt, kad iš Akmenės knygelė. Matyt, kažką Ten te. senoji Akmenė, ne visi galėjo Ai, supratau. Ir Andrius Saukas. Andrius Vilės ir Lentos parko direktorius nelabai žodžiu. Supratau. Tai va, Vilhelmina Imbrienė. Vilhelmina Imbrienė jau, kaip sakant, savo žodį turės, bet šį kartą sakyti, žodį senos bus muzikinis. Nes ant žodį literatūrinį jau turėjo mažėkus, nes ant įmata toks, kaip sakant, kaip šikšnosparnis, kurį paukšti žvėrėlis, jeigu geriau mažėkus prie mažėkiškė, kas mūsų domės, Gal geriausiai. čia toks va. Ir ant, kaip sakant, turės kur pasireikšti, dabar aš kveisiu paskaityti, pradėsim nuo savo autorių, apie knygelės privalums dar klausimės. Ir dabar mes turim tokį šiandieną, žinokit, ir ne tik melodėją iš tikrųjų. Šiandieną ir ne tik melodėją, bet mes dar turim tokį biškį kitokį dėją. Dabar jūs vis būsit liudininkai, kada muš, nes aš niekam to neleidu sakyti, ko aš dabar pasakysiu, bet jeigu aš mūsų Skaudėškį literatė, Skauda literatų klubą Nojus narių, Brunelį Dėkuntin, būčiau pasveikinti su gimtadienį mašinu, nieks nebūt galės aną paploti. Dabar aš mėsiu, kad pakvieskėm Brunelį paskaityti savo kūrybas, aš anai tekstų tik simbolinį dovanėlį, nu kau literatų teikti. Užrašų knygelį, kad būtų ko rašyti, kaip aukštėlį, kad sakant, tų sparnų, nieks ten saulį nenukepintom, ten mėdžių šaks nenuplaktom, kad galėtų tau saulį liepti. Taip, kad Brunelį akšinkit. Nu, jūs pradėsim skaityti jums šiandieną. Va, aš vis tiek mėsiu, kad tu dovanėlį aš tekstu, vis tiek kitamis, nu, bišk paplokite, kad jūs Malų valandas, aš dar nevėriu. nevėlėta. Ne, dar nevėriu. Jo, kad aš ką prisumat, kad aš savo vibratę atskleisiu. Va, pradėkėm kūnų savo ir atskleisiu. Atsistokit normaliai, kad mon veit, kad vis matytum. Ginčas. Susiginčiai dalyti su broliuku. Ar šunėlis valga vobaliukus. Nuneši dalyti, reksiu vobaliuką. Ons tik tą pausti, tingė nusisoka. Nu nenor, ons sakė, geltonų. Monis paprašė atnešti raudonų. 20 metų. Nu, dabar musint pavadinkiam. Šitą sumat atvert, kad būtum lengviau. Pavadinkiam pat jauniausi iš savo grupės, kad mes žinot, nieko nevežėmės. Tai pirmą vietą, kur pristatinėdam Syrų, mes atsivežėm pas jums. Nors važinėjom, kur Žemaitijai daug buvo 7 pristatymą praeit metų rugsėjo mėnesį. Tai jau ką pašimanavojau, tai ir knygas sudarytojaus, Edmunduntul, proziniai, poet, dramaturg, režisieriaus, taip toliau. Tarp kitko, ir išvažiavus gastroliuoti šiandieną, irgi nemalau, bet tikrą gastroliau. Panašiai tuos kraštus, tai ir į Sedą ir išvažiavus su nauju Skaud Žemaitų teatrų spektakliu. Žinot, kad turim tokį unikalią reiškinį, kaip Skaud Žemaitų teatrų spektaklis, nikumat nevaidin, nikap kitaip išskir žemaitišką. Ir dažniausiai pats režisierius vadovas Edmunduntul pjesę parašė. Tai va vakar buvo premjeras Skaudį, šiandien jau gastroliau. Tai va atsivežė mano anūką, kaip sakėm, vobuls nuo vobelės netoli reit. O iš kitos pos, jeigu boč sudarinė knygelį, kaip neįdės savo nukūrybės. Juk ta kitaip nebūtų negal. Ir dėl to pristatom Auksiu Račku, katras ir Skaud Pranciškaus žadėjai, gimnazijos mokinys. Ir uns paskaitys, čia ir Duano kūrinėlė, uns paskaitys vieną iš savo kūrinėlį. Pasakysiu jau. Savo 19 metų kūrybą, buvau parašiau tokį bendraudų, man buvo atsisveikinamas. Džesė buvau pusiau kuolį, pusiau vilkšinė veislės mišrūnė.
Aš kartu su Ana užaugau, į bus laik baisę mylėjau. Vedžiodavau su pavadėliu prie Bartuvos, į Laubos ūkių pasivakščiai, klajodavau po miestą parką, kartas užklysdavau ir Trūbakių mišką pagrybauti į pavagauti. Kokie ant būdavo laiminga su manim vakščiodam, nemoku neapsakyti. Tuomet parvedęs namėnau pririšdavau ant linciūgą prie būdos, graudama akimi mane veizėdavos ir palaižydavo ronką, lyg atsiprašydama. Nors tuo momentu aš pasijusdavau žiaurę kaltas. Meta bėga, aš augau didin į didin, o Džesė ėjo seniai. Dunčius pradėjo klibėti, krist lauko, akims maža beregėja, jie teita baisi dėina, kuomet man su tėvelės per vasaros atostogas teka išvažiuoti vasaruoti į svetimą Norvegijos kraštą. Sunkia buvo atsisveikinti su Džese, ana tokiom skausmingoms akimis į mane veizėja ir inkštė, lygų didelį bėdą nujausdama. Aš anų dailę paglostau per galvelę, tai pagaudavau sakydams, kad po mėnesį parvažiuosiu namai pas Bačeliaus, matau, kad vėsiaus anų pasivakšyt vasą dėina. Džesė norėdama man pasigerinti, draugišką pavaizdino audėlį. Mėnau Norvegijo pralei greitą, daug įdomybių paregėjau, jūrą sukeltų plaukau, o kavažiavau namai iš Ventspilį, širdis kurtinė netelpa, aldabėjus, tik norėjau, kuo greičiau parvažiuoti namai, kuomet jau mašinai važiavau Bočiaus skėjimą, tai jau pat pauliau prie Džesės būdos. Iš toliai matėjau iškištą laukon galvelę, apsidžiaugiau, misliau, kad šunėlis žmonės lauk. Pribėgau artyn, ištiesiau ronką, norėdamas paglostyti į aplinką. Džesė buvo šalta ir sustingusi į kaulą. Tuo momentu, besileidant į saulę, mane pasirodė padabni jaudų siūlų kamalėlį. Kitą dieną Bočius Džesė išvežė į Lyksudės kaimą siunt savo žemę, ten ir palaido šunėlį, šalia šaltalonkių krūmelį. Kitą pusę Anos kapelį padėgiau jauną višnelę, kad Džesė pavasarį sulaukus galėtum džiaugtis Anos baltas žeideles. Galvoju, žemaitiškai, paklausyti. Ką pašaugino Boinas mažytis. Pasėjau bolį, vazuoju, palygius peino iš mūsų buoju, na jana auga ir gyven, o aš norėsiu šeimą ben, vaka užaug, ką provoilė, dėl ko kad grauž, žalė volvė, kad vitaminų nepritrūk, palėjau uožų su peino rūk. Be bulvių širdį nugnagiau, nes spaudė visas pabaigė. Be bulvių bučių ir aš netak, o dabar matot, nešpitna. Vaka užaug, ką provoilė, dėl to, kad grauž, žalė volvė, kad vitaminų nepritrūk, palėjau uožų su peino rūk. O kad išversiu cepelinį, apimtas atliek, šmoc kaimynų, volvė, visą gali, ana pašė, jų uožna gali. Vaka užaug, ką provoilė, dėl to, kad grauž, žalė volvė, kad vitaminų nepritrūk, palėjau uožų su peino rūk. O volvė, visą gali, ana pašė, uožna gali, ją galim vėti, kiek troškinti, kap cebulius susipinti. Bet sakau, geriau tuo momentu, kad bus graudė dušė, kad jau dalyvauti būtum gyvenime kūrybą. Dabar aš norėčiau pavadinti, paskaityti savo kūrybas Kietas, Kauliškė, literatė, literat klubą Nuojus narį, tokį Brunelį, tai ir Adelį Musteikienį.
Anos vėl ir nebent kūrinėlis šitų knygų. Buvo toks laiks, kada dėl raš tik lietuviniai kalba. Bet atėjo kažkoks toks moments, kad pradėjo taisyti žmogus. Kuo toliau, tuo daugiau raš savo gimtųjų kalbą. O kad aš sakau savo gimtųjų, aš nemaluoju, žinokit. Jeigu dabar mums iš kažkur ištien vėzom, žinai, Sauliaus Vigdienis, tai uns mums pilna turavuo. Nes uns ir parašys, kad jeigu žmogus to ar tari, iš žmonių, kad ir neto ar gyvent, pavyzdžiui, Vilnių mane neto ar tarmės, bet tie žmogus to ar tari. Tarimai ir yra nuo gimtųjų kalbų. Lietuvių bendrėnė ir ta, katros mes išmokstam. O tarimai ir tarimai. Kaip į mamonėlį, kaip į būčelius. Nepakeisim. Aš šau paskaityti savo gimtis. Katinėlį nuotikė. Katinėlis graudė, kriuok, miau, miau. Kur pelėlį pasikavoji, nežinau. Aš anos pagauti neketinu, nes raselį muni lakėm pėlėlį. Pas pelėlį aš skubėjau vis vėtius. Norėjau, kad apkepto mano ustelius. Katinėlis braidė rasa lėtinas sušlapo, vos artėlį pribūdos Adam gražu, katinėlį, tu susirgsi slogo, moni reiks sveidam bėgiuoti, pakol tu vartaliosi slogo. Daktarėlį, juoda švarkė, šarka, kartės vaistas girdys. Jie nenori sirgti, mitrė prie saulėlį gultis, letinėlis širdyk. O dabar savo kūrinėlį norėčiau paprašyti, kad paskaitytum Staselių Jurgilevičiai. Staselių Jurgilevičiai yra ypatingas žmogus mūsų kompanijų. Aš menavojau, kad Skuodo rajono savivaldybės Romualdo Granausko viešoji biblioteka organizovau respublikinį žemaitiškų kūrybos konkursą, kuriam žemaitišką. Aš dėlė bijau apsirikti. Bet aš žinau, kad nedaug, ir man atrodo, ne 3 kartus, Staselių Jurgilevičiai ir tapus tuo konkursą laureatė už prozą, nors šiandien paskaitys vaikams skirtus poeziją. Prašau, Labas visiems, brangieji Akmenės krašto žmonės. Labai jums dėkoju už tokį šiltą, malonų priėmimą, kad jūs mums pasitikot su meile, sulaukėm. Akmenė yra iš mūsų Kauno krašto kėlis jūs cement fabriko direktorius. Taip, kad vienas Kaudiškis, kitas Kaudiškis gyvena pas jūs. Aš jums šiandien atvežiau tokį savo mizeriją ir aš tyliai, kad aš jums paskaitysiu. Pavasarinis lytus. Pavasarinis lytus šelts lyn, ant galvelės ir ant trumpų tau. Saulėlė burnelį nuprausęs, ant žemė žmonėms atkeliavo. Lyg šelts lytėlį, visą dainą, visą naktį. Nuprausk žemės, gamtos dolkina veidėlį, leisk gondrams varlių atrasti. Bo ta sausrata nelaboji, bo išdžiūvė visi pašalė. Kaip gera, ką lytus nulinuoja, atsigavo gamta, pakelės medelė. Užkvep sužydėję suodna, laukai peivas žaidų kvapas. Džiauga žmonės ronkas išteisė, sulaukė pirmą pavasarėlį Lietuvos. Ačiū. Bišpa grįžkėm prie grožinės kūrybos ir daug jam paskaityti jūsų autorių. Tai norėčiau pavadinti, kad nesuklyščiau dabar pasiveizėsiu, nes matau pirmą kartą prabučykit. Tai ir Gerulskiai Beniušytė Aurelijai. Ar ant žemės puslapių žemė ir užsidėjus, nes aš tiek visais atvertų, pridaudu didelę malonų, kad pasiruošusi. Kaip nebūtų keista, aš esu vietinis šio krašto žmogus. Labai myliu savo kraštą, kalbėti žemaitiškai netekdavo, bet šitą gražią kalbą aš girdėjau savo gimtam kaime, nu ir todėl parašiau žemaitiškai eilėraštį. Mano žemė žemaitiška rakaujas,
žemaitišką gyvenį jaukas. Mona žemė į saulę šveit žemaitėms, mėnau šveit, į žvaigždės krenti ronkas. Mona žemė gyvenimą tap mil žemaitė, kad širdis džiaugas tonkė, o akį šveit kaip saulės spindulė per vasarą kasdieną. Į dar vieną tokį trumputį turiu apie čia mūsų Akmeniškiam gerai žinoma Lokavos piliakalnį, apie kurį tikrai sklando labai daug legendų, bet parašytinių žinių apie jį labai mažai. Tai čia aš taip jį tokį sugalvojau šių dainų sakmė tokia. Kas augo, kas mažė. Netoliai nuo naujos akmens į toks kalns Lokava vadinams. Netoliai nuo į mano gimtas veidas, dėl to apie tų kalną esu daug girdėjusi. Visą vaikystę pasakoja mums, kad ten vaidenas, kad ten laumės gyven, o pačio kalno viršūnė ir didelis skylė, pro katrą pats velns gali išlysti. O kuomet ten nuvažiaudavom, šiurpulę per kūną bėgdava, baisiai jau didelis įbaistas kalnas atrodydavo. Bėga metą, augava, aš užaugau didelė visa, ir vėl nuvažiavau mes prie Lokavos kalną. O ons jau nepaiso, ir visai nedidelis beatrodo. Tuomet supratau, kad žmonės gyvenimą augi didė, o kalną traukasi mažė. Aurelija vakar pirmisiai, aš įsakiau, kas į gimtųjų kalbą, aiškiai regėjo. Sak, nedėlė žemaitišką prisėdo rūkotės matė. Nesugadint, nepraradus to visko į kalbos, padarką dar te rūkotės tebėjo pritaikiai. Nu, dabar mes čia visko nedirbom žaidėm. Klausimės biš muziks, dar klausysimos, klausimės kūrybas, bet dabar mes prateiskėm toks rimtesnius dalykus. Mes sakėm, kad atvažiavom įrodyti, kad tas leidinys yra unikaus. Unikaus jau šimto nepapasakojim. Autorių daug. Piešinių daug. Kad tai autoriai iš visokių Lietuvos pakraščių jau ir tas unikalams. Kada nei visoki omžiaus, kaip sakė, jau to visi tikinot. Vien savo jauną autorį atsivežėm, bet kai jūs žinotumėt kretingiškių, kiek čia ir mokinių. Vujergo, mes kretingo turėjom pristatymą, žinokit, 16 autorių. Mokyklinio omžiaus, tik. Tai va. Reiškia, kaip sak, žemaitijų, žemaitų kalb, dar kitiems saka miršt, bet lietuvių bendrai gal pirmą numeris negu žemaitų. Nu va. O dabar mes toliau nagrinėkėm tuos knygus unikalums. Jeigu kas nors išleidžia matiš knygelį, koks nors autorius, kaip sakiau, Bens dažniausiai išleidė arba keli, pradėjo nebūnt tokį didelę vertingą dalyką, kaip čia kad yra. Čia ir ką prašyti žemaitiškai vadin žodis. Čia toks trūm žemaitiškas rašybos kursus. Ir anu paraš nebikas. Jūzaps pabrėž. Kalbininkas Kelemanus Kaudakas, kaip žinot, ir Šiaulių universitetą, prorektorių studijoms, dabar vykdantys direktorius, nu vien žodžiu, ten daug kitų visokių reorganizacijų, bet uns ten tebėr ir kalbininkas, kaip žinot, su Omžinatėlis Aleksu Girdėmiu ir išleidė porą leidėjimų žemaitiškas rašybos patarimų, tai čia va toks trūms kurs. Jau ta knygelė jau tovi vertinga, kad paėmė ne tik paskaita, bet tau čia ir parašytų, dėl ko reiškia brūkšniautas, balsės, putas, nuočiai, dėl ko nėra tų raidžių, pavyzdžiui, kaip F, H, dėl ko čia matė, sak, peliksis, fabriksu, ne fabriks ir taip toliau. Va, toks didelė trūknus, rims, unikalus dalyks. Bet pradėjo ir didelė dalyks, ir pabungo vėl. Pabungo ir žodins žemaitiškų žodžių. Mes nebereikal žaidėm žemaitiškų žodžių, vis jūs čia atrasit. Ir jūs dabar veizikit, koks ta žodins į pojus. Čia ta žodinėlis nėra didelis. Uns į tokių jau tokių retesnių, tų tokių žodį domesnių, bet va kokis raidis ir pojus. Juk vėl tie skaudiškia vaka, kad reimukos skauda meno mokyklo vaikų raidų tokių va pripiešti. Va kaip tai pojik, va. Te veizė neįno be raidį, va, apverti, va, kad ten su visom sausims, va, kad te įsivaizdav, kad te pirma. Va ir dėl to ta knyga ir skirta, ar skirta tik vakams. Vaikiškas knygas, dainos proga, aš pakartuosiu, ko jūs tikriausiai puikiai žinot, ir aš mėsliai, kad bibliotekininkas kartuotų ir kitiems. Jeigu rašytos parašo, taip sudėtinga, kad suaugi nesuprot, reištas kūrinys įskirtas vakams. Ir va, aš noriu pasakyti, to knygelį džiaugdamos, noriu pasakyti to, kad ta knygelį edukacinį prasme, jeigu vaks ir nemok žemaitišką skaityti. Ne žemaitišką skaityti, nei Paulusėje nemok.
Saka, apie sunkę. Mes sakom, jūs būdatės, juk mes vėl kakimėm skaityti nemokėm į mokyklą, jam 12 metų mokėmės skaityti darbų, kur 10 metų išmokė skaityti. O jūs norite iš karto paimti skaityti žemaitišką. Tai va, jeigu vaks nemok skaityti, pats, un stebė mažylėlis, uns vart, ves paveikslelius, raidelius tas nupiešas. Uns papraš, tėvėl, mamyts, bakunėlis buvo čeliaus, brolis seserėlis paskaityti. O tas brolis seserėlį, jeigu skaityti žemaitišką, tų lėžuvėlį palasgėntą, uns vėl prisimenu, kaip ta gimtuoji kalbs kom. O jeigu tie samutin, kur nors, kaip sakom, nuklydį paskėtis, ir primėštų savo gimtuoji kalbą, tai ne vėl prisimenu. Ir nepaskaitė, tai norėčiau pavadinti mūsėškį, literatų klubo nuojaus narį ir autorį, katrai ir visų artiausia privakų buvusi visą gyvenimą. Kas būna artiausia privakų visą gyvenimą? Močiutė, teisingai močiutė būna, aišku, bet čia į vakų darželį auklėtoj visą gyvenimą tam atidavusi, skaudiškių vakus auginusi ir pradėjus rašyti darželį. Visko pradėjusi ten kurti dėl to, kad reikėjo ką parašyti. Reikėjo scenarijų vakams, reikėjo spektaklių statyti, reikėjo eilėraštį, bet pavyzdys toks pat. Iš pat pradžių rašė tik lietuvių bendrinį kalbą, knygėlių ir ne vieną išleidus. Bet paskiau galą vis tai, kad tai tikrai suvokėms, kaip sako. Kuo toliau, tuo rašė žemaitišką daugiau. Ir dabar prašysiam, kad ir paskaitytum žemaitiškus kūrybės vakams, čia ir ne vien senos kūrinėlis įspausdins, aš jūsų matė patvert, kad lengviau būt, nes teik jau vasam susidraugai su tų kompanijai, kad kitų prisimenu mintiną, net pagal koks kūrinys koks. Prašau, būna teikit. Truop neatsistokit, nebrūskimės į pošalius, viską matytum, ne tik girdėtum. Labą dieną. Va, pasisveikinau bendrinį kalbą. Nu, dabar noriu ištaisyti savo klaidą ir pasisveikinti. Labą dieną, brangiai akmeneške. Čia, man atrodo, kad tebderb redakcijų Leopolds Rozga. Jau nebderb jau. Pirmėje metą, man atrodo. Kažkuomet mūsų darbo kelią netiesiogė, bet buvau suvedė. Mes seniau vadindavom vaikščiojant enciklopediją. Tai jeigu toks prisiminims iš akmens į čia tų žmonių. Na, o čia dabar prozos kūrinėlį paskaitysiu iš savo pokarį vaikystės, nes aš esu karą laikų vaks gimėjimą, o kadangi vis vaikystė praėjai pokarė. Todėl į tai prisiminimą taip jau ir išlėki. O kad vaka galėtų žinoti, kaip tos močiutės gyvena, kau dirba, nu ir tam kūrinėlį kažkiek mažą trupinėlį bandžiau aprašyti. Vasara. Ramus vakars. Saulėlį palengva topasi Latvijos miškus. Medžių lapą nekrot. Musėt anei nudėjimus karšti pailsa. Vo eglės persisvėrusis per tvorą, ciekaunė žvalgos aplinkau. Laumis jau pradėjo dongstyti baltas drobolis ant pelkių ir ant prūdą. Įžiogą atkota, čiršką pasiotė. Tikiaus toks ramus, nieks nevažiau, nieks nebeit, ons kaip koks pilks kaspins. Nuteist nukalnalį lyg veiškelį. Šio vakar ons bus mums opis. Basom kojelėm balungausiam ta šiltas, išvelnės pilkas keli dolkės. Vo kitą vakar darysiam iš anos knygą. Pasiėmė lasdas, rašysiam raidės, paišysiam paveikslėlius. Kas ko mokėsi? 30 juk užėk nors ir patiem paskaityti.
Kadangi apie vis kitus kubiškį papasakojo, nors apie savi visus sunkiausia rūpauties, bet šimto mums reikia pasakyti. Esu Dalia Zabitienė, pagal išsilavinimą mes filologijos magistrė, dar tikslesnė specializacija ir literatūrologija, dirbus Kauno rajono laikraštį Mūžuotis redakcijų redaktorė, ten pat, kur Leopoldis Rozas kažkada dirbo. Rašau žemaitišką nuo 1993 metų, dėl ko nuo 93. Dėl to, kad taip jau susiklosti, kad tas metas Lietuva pradėjo atvens nuo pradžios iki pabungo žemaitiškas laikraštis Amon Saka. Turėtum būti numatę. Ons buvo leidams Palungo ir to žemaitišką laikraštį mes lėjenų leidą. Danut mokėn, kad raunstau dirba mūsų žodį redakcijų. Ir taip jau nutinka, nešėja ten, vokap kolegė nepadės. Ką pradėjau mes rašyti žemaitišką. Reklamų raš kartą, paragavęs negaliu sustoti. Ir nesustojau. Žemaitišką rašau novelės, pasakas, eilėraštus, publicistinius ir mokslinius straipsnius. Rašau žemaitišką dėl to, kad noriu visiems įrodyti, kad mano gimtoji žemaitų kalba ir lygiai taip pat pasabni viskam vartoja tiek viešoje erdvėje, tiek grožinė kūrybo, kaip ir lietuvių bendrė. To knygelį ir dvi mums pasaks, vieną aš jums ir paskaitysiu. Pasak vadins viso maža žėlis. Vieno aukštie gyveno 5 žėlė. 4 buvo kaip vien reikint, vo 5 už kitus daug mažesnis. Tas mūsų brolats kaip koks pepers. Žėlių pamėlė kaden ir kieta niek. Tomkia vien liup sakyt visų didė žėlis. Ar kaip mums toks nagažis į te pauga? Juk ir saulės, ir vandens taip pat gavo. Buvo mažus kaip rupūžėlį viskas. Turavoj antras pagal dėdom. Rasien trek biški praardyti aukštį ranų išmesti lauką. Myslydams, kad didėja už to papulės, vieną kartą pasiūluoja tretys. Praardyti aukštį. A tu turi bembiški nudurdėm kūro kūjį sane. Pradėjęs lastyties visų didės. Jie praardysiu aukštį, galim visi iškrėsti lauku, aplamį to. Juk jau visai bengam pribrysti aukštį, vos besam įsikėbė. Vons matau aukštį pradraskys, kad daugiau nikų mate brukuojantis negirdėčiau. Ale jau nesakyk. Kas ten nutiktom, jie patį galėlį biškį pradraskytume. Juk 5 brolatis mažus, trupatį mažiausiai skylelį išveities. Vo mes anu atsikrat būtumėm puikis sveko aukštis. Nors ir abejoji, bet nebišturiai niek nesapsi 4. Anu ir tu jau tavi išmesėm. Ant lauži, antaks viso didės ir to čieso nuo morzai išruodė tep. Kau kaps porytis ne vienam nedėk. Bet kur tau kas ilga išturės? Vieną naktį. Kakėti 4 žėrinės sapnėlė tuoj po dangaus palocius. 3 pagal dėdomą, tikė dailė atsikėlė. Prie didioji žėrinė lovos. Meik. Prie antroji pagal dėdomą. Musint kūnorint tas puikį sapnau kaselį par visą podešką nutysusi. Vo 4, kaip į kožną naktį tep knarkį. Lygo traktoriaus motorkas būtum užvėlis. Tabelėk tik patėmiai tekėtą mėgt visų mažas 5. Kad prislinkis, pripatano dapšanėlį, pasiklaus treknis išduotą nuteinę kalsaulį. Nu dabar, kad palaikytumėm tų nuotaiką, aš jau girdėjau jau, kad nuvilgelmina betanistis į be gitaras, kaip mes galime. Veik ne tik gamt, bet ir žmogų, tai manašėlį. Įsimylėjau kaimynų Juonį. Paklausyk. Moko, bet gal viską. Aš jį naujas įvalbūtą.
Širdį atkolniusi pas mane įsuodžiu. Aš apie meilę padainiausiu tau. Daino širdį degin ir be žodžių. Nenusigailėsi, trokne tau sakau. Ir šokinėjo kapakis išdegus, kad kaimo Jono nogna patekau. Spindėjo laimė, o kaimyną matė, ką prie trobelės aš nušaukiau. Norėjau nogna prisiglaus prie Joną, Laimona širdį alkaną pagaus. Mylėjau trokne savo kaimo Joną, naktis rods iš meilės raudonaus. Norėjau nogna prisiglaus prie Joną, Laimona širdį alkaną pagaus. Mylėjau nogna savo kaimo Joną, naktis rods iš meilės raudonaus. Bet mano meilė greita išsisklaidė, širdį draskius liko kinota. Munijuons įstasė, kad išmainė, širdis nusirėt žema visa. O juk norėjau prisiglaus prie Joną, Laimona širdį alkaną pagaus. Mylėjau nogna savo kaimo Joną, naktis rods iš meilės raudonaus. O juk norėjau prisiglaus prie Joną, Laimona širdį alkaną pagaus. Mylėjau nogna savo kaimo Joną, naktis rods iš meilės raudonaus. Norėčiau įteikti knygėlį, nors matėjau, kad ant to, kažin iš kur ana naugau. Norėčiau, kad turėtum savą, jūs autoriai. Tai ir Aurelijai Penišaitė. Būsit viena iš nedaugelio laimingųjų, kaip sakiau, to ir tik tai iliustracijų autorių. Paspauskit, subučiuot galite, aišku. Būdama mes kalboj kitokį gaidą, norėtumėm ir užbėgti. Tokį edukacinį savo renginėlių. Ir vis va čia šiandien, kad ribuom, tam mes toms norėtumėm palinkėti. Aišku, žemaitiška. Kad nikumat alkį kentėti nereiktų. Kad daunas kasdienis ant stalo užtektų. Kad santarvis soduos iš šeimos netrūktų. Kad vis rūpesnė, kad dūma išrūktų. Kad darba darbelė, kad snėgas sutirptų, kad nečysks vis į nieką pavirstų. Kad būtumėt sveiki, potonkė, laimingi. Tuo mes šiandien jums nuoširdžiai linkam. Čia visų susirinkusių kolegijų vardu, čia yra bibliotekininkės visas yra. Noriu Jums padėkoti už padovanotą mūsų literatūrinį renginį Žemaitiška tarmė. Ir padovanoti Jums kaip knygos redaktoriai, kad daugiau rašytume. Ir tą simbolinę žvakutę, kad tegu jinai dega ir neškite Žemaitišką tarmę per visą Lietuvą. Ačiū Jums. Noriu padovanoti visiems dalyviams. O šiam jaunuoliui taip pat va, kuklę užrašų knygutę rašykite. Oi, atsiprašau. Ačiū labai už padovanotą poeziją Žemaičių tarmė. Kolegė Aurelijai